Labą dieną. Dar vieną dieną išaušo, šilta, saulėta, netaip čia gal ir matosi gerai. Viskas šiandieną išvykstu iš Siem Reap į Battambang. Battambang būsiu 4 naktis. Ten nusižiūrėjau keletą vietelių, ką aš noriu tokį įdomesnį aplankyti. Viskas, aš Battambange iš karto radau tuktuką už $1, sakė, mane atveš. Čia netoli netgi važiuoti, ten nepilnas kilometras, 900 metrų, bet su kuprinė noriu eiti. Lėkiu vėl su Korieta. Nu ką, kol kas nieko naujo, viskas tas pats, tai kažko tai čia dūmų daug, kelias gal biškį prastesnis. Va, būsiu jau ir atvykus. Čia yra ir hostelis, tai susirasiu, kur čia mane nakvydins. Žodžiu, čia užsisakiau tokio labai įdomaus koncepto hostelį. 7 € naktis ir čia yra hostelis, kaip ir žinot, būna kapsulių hosteliai. Tai čia ne kapsulės, o tokie maži kambariukai. Aš vat turiu savo numerį 8 ir čia yra mano tiesiog vienos pačios kambariukas, bet 7 €. Ir yra tiesiai išeini į tokią paprastą gatvelę, bet jinai čia visko ir bariukų, ir kavinių, ir restoranėlio. Nu, ką galvoju, priguliau, biškį galvoju palisėsiu, nu, ko šiandien nieko nepavargau, šiandien vis natryniau, sėdėjau, gulėjau. Tai, nu, apsidairyti biškelį aplinkos, aš apsižiūrėsiu motorolerių nuomą, pažiūrėsiu, kas čia kiek kainuoja, nes labai daug veiklos šiandien yra Battambange, tai jeigu paimsiu ekskursiją, per vieną ekskursiją pažiūrėsiu viską ir vėl nebeturėsiu ką veikti. Tai radau indišką kažkokį, tai tiesiog kažką iš indiškų patiekaliukų užsisakysiu. Mano vakarienukė, nu jau čia vištieną tiką masalą, ryžių prašiau, kad nedaug atneštų. Ir nandonytė labai skaniai atrodo. Vaikeliukai, kaip čia gerumo, kokia nan gera. Man gal tiką masalą, čiut gal imbyrų per daug, bet mes klausė, kokio aštrumo, aš sakiau medium. Tai toks bus mano tas aštrumas, kur man snarglis pradeda bėgti. Tai mano pirmas įspūdis apie Battambangą, kad čia toks rimtas kaimas, va 8 valanda. Viskas, pusė dalykų užsidarė, pusė dalykų nebedirba, tuščia. Ir jeigu ne ta gatvelė, kurioje aš pati gyvenu, su tais keliais bareliais, nu, čia nelabai būtų kas veikti. Nu, aš išmiegojau, kaip Drakula kokia, tai ten toj kapsulė gitamsu. Aš miegu, galvoju, ko čia visi tas ten durys lankas, galvoju, ko visi tas durys čia tranko, galvoju, naktis, galvoju, ko jie čia visi duodasi. Neinu į tualetą, pasižiūrį, grįždama, kad 8 ryto, ar galvoju, ne, aš dar nenoriu keltis, tai pramiegojau, žodžiu, iki pusės 11, kokių 10 valandų. Tai dabar išėjau žemyn į barelį, kuris yra po kapsulėmis. Tokio europietiškesnio maistelio pasiimu skrebutį su avokadu, kiaušinių, kavytį, žodžiu, papusryčiausiu. Kompo vis dar sėdžiu, jau po 2, jau pereinu ne link pietų, bet jau link deserto. Labai gerai čia iš tikrųjų barelėje sėdžiu, savo sofkutę užsiemus, darau savo darbus, darau savo reikalus. Aš jau prie vakarienės perėjau, čia skaniai labai atrodo avokadai, vištiena. Dar truputis šoninės. Žodžiu, aš čia belia kiek šiandien būsiu prasidėjus ir pravalgius. Dar netemsta, bet jau greit. Mano visa diena praėjo ant šitos sofkutės su kompu. Praktiškai jaučiuosi kaip namie, sėdžiu su kompu visą dieną, patogiai. Nereikia valgyti darytis, ką užsisakai, tą atneša. Žodžiu, komfortas max. Labas rytas. Šiandien labai gerai pamiegojau, pavalgysiu labai čia skaniai atrodančius pusrytukus, imsiu mopedą ir pasivažinėsiu po apylinkės. Nėra čia labai daug ką pamatyti, tai manau gal net ir per vieną dieną suspėsiu, jeigu ne, dalinsiu į 2. Jau pasiėmiau savo mopeduką, 8 $ dienai. Sekasi kol kas, kad patogiai taisyti laikiklį. Aš šį kartą jau savo atsivežiau mažą ką, bet žodžiu, pradedu kelionę šiandieną, bandysiu kaip įmanoma daugiau važiuoti, nes čia atstumai nedideli. Važiuoju, šitaip galvoju, čia visur rašau, šikšnosparnių ola, galvoju, čia ją galima eiti. Sako, ne, sako, va, jinai va čia yra. Tai, tai būsiu pamačius olą. Ir
Nu ką, važiuosiu dabar į Olą, į kurią tikrai galima eiti, vadinasi Killing Cave, truputėlį dar reikia pasižiūrėti, kas ten per dalykėlis. Čia labai prie tos šikšnosparnio olos įdomus toksai dalykas, o daugiau su ta šikšnosparnio ola čia nieko įdomaus. Ir dar prie šikšnosparnio olos turim čia tokią didžiulę Budos statulą. Tai dabar, žodžiu, nusipirkau už $1 bilietuką, tai su juo bus viršuje ant kalno šventykla ir ant kalno ta Killing Cave, tai į tuos bandysiu kažkaip tai patekti. Privažiavau čia rodiklės, tai kad ta Killing Cave rodo lyg tai čia taip apleista, čia nebus kaip iš filmų Wrong Turn. Tai atvažiavau čia, turistų nei vieno. Sakė, šita bažnyčia, šita tiksliau šventykla, buvo skirta kaliniams ir čia tiesiog šitoj vietoj kalinius žudydavo. Kaip turbūt mirties bausmę. Taip, keliaujam toliau. Čia kažką man rodo. Crocodile Mountain. Crocodile Mountain. Čia, kadangi lygumos, tai kiekviena kalvelė čia turbūt labai svarbi. Nelabai suprantu dažniausiai, ką man sako. Čia sakė, vaizduojamas yra pragaras blogiems žmonėms ir oloje, sakė, nupjaudavo galvas kaliniams. Tai toks baisus dalykas, kad čia šitoj oloj, jeigu aš gerai suprantu, kaip jis man aiškina, tai vaikus numesdavo į šitą olą. Sako, vaikus tiesiog paima ir numeta į tą olą. Dabar leidžiamės tą didžiąją olą. Čia jau sakė tiesiog, čia būdavo žudimų vieta ir aš bandžiau klausti, jis labai prastai angliškai šneka, bandžiau klausti, sakau, tai o kodėl, ta prasme, šiaip atveda žmonės nužudo, galvas nukerta ir viskas. Tai jis bandė kažkaip taip aiškinti, kad, kas chimerų ten taisyklėm tikėjimui nepakluso, tai tiesiog nepaklusnėjai, jeigu aš gerai supratau. Tai sakė, netgi čia bus, o čia yra netgi, taip suprantu, buvo rasta kaulų sudėti, į krūvą yra. Ir šičia, žodžiu, nustumdavo tiesiog, atvesdavo čia, nustumdavo žmonės, tai jie čia, jeigu neužsimuždavo, tai tiesiog nebeišlipdavo. Ir šitus visus laiptus, čia viską, betoninius šitus būdas, viską kaip muziejų paruošėte 2007 metais, tai čia dar visai neseniai. Čia jie labai net nedangsutų kaulų vidurys atidarytos. Kaulų pridėta, žodžiu, radinukai visų mirusių, kurie čia buvo įstumti į tą olą. Baisoka. Pagalvos, kad tai iš tikrųjų buvo. Žodžiu, leidžiamės žemyn. Sakė, čia saugoti labai galvą, nes čia nėra, kad nuo žmogaus aukščiai. Čia praleisiu. Čia sakė, galima nuo šitos, buvo galima anksčiau, tiksliau, nuo šitos olos pereiti į kitą. Bet dabar ten stalaktitas ar stalagmitas, ar tai užgriuvo, ar kažkas tai. Ir sakė, jau nebegalima. Jie čia apšėjate šiek tiek, kad matytis. Klaustrofobikams gal čia biškai sudėtinga tokiose vietose vaikščiot. Bet kad visai įdomu. Čia va, sakė, anksčiau galima pereiti į kitą uolą. Bet stalaktitas, sakė, patikslinu, visgi užgriuvo praėjimą ir dabar jau nebegalima ten pereiti. Jau čia tuos nabagus, kuriuos ruošdavosi žudyti, va, užvesdavo į kalnų viršų ir per skylį mesdavo į uolą. Ir gidukas tas sakė, galiu kažkiek paaukoti, jeigu noriu, už tai, kad aš mane pavedžioju, aš kažkaip sunkiai supratau, bet kažką reikės palikti. Taip į kampę prisiparkuoti, bet čia toksai rimtas veikėjas būdė. Turbūt parkingo prižiūrėtojas. Kaip ir prie visų lankytinų objektų pilno visokiausių suvenyrų, suvenyriukų. Tik čia dar gyvų suvenyriukų laksto aplinkui. Čia kai kokie katinukai iš visų pusių lemda.
Ne? Labą dieną. Kartu. Taip, leidžiuosi žemyn. Artėju jau. Jie visur būdų prisistatę. Aš dėl to ir nenorėjau su grupė. Aš dabar čia savo taip ramiai. Niekas manęs neskubina, niekas nestabdo. Kaip tai keista, kad palydos neprisistatė, niekas nenori manęs lydėti. Kažkoks vyriškis yra hamake supasi, bet jis manęs nelydė. Net nepasisiūlė. Jo, aš čia su kameros žibintuvėliu tik tai. Žibintuvėliu man joks niekas daugiau nedavė. Nu, jo. Paleidavo taip, net neužkalbino. Aš čia einu, neinu, man čia reikia kažko, nereikia. Gerai, nepargriūčiau kur nors, ne, čia tik baigėsi. Aišku, manęs nelabai suprato, sakau, kur čia eiti, kur čia įėjimas. Man sako, ten eik. Tai einu. Tikrai yra takelis. Nu tikrai čia. Šitas nuotraukas tikrai mačiau. Tik čia reikės pralyst, ar čia jau viskas? Aš čia pabandysiu įlysti. Ne, čia rimtai reikia pralysti, aš pralendau ir čia toliau tą uolą einu. Na, okei. Per anksti gal nurašiau, visai gal įdomu. Darbuotojų poilsio vieta. Tai vėlgi niekam neįdomu, aš čia viena, ne viena. Aš norėčiau tos palydos, nenorėčiau. Nu, čia dar kažkur galima nueiti. Nu, atėjo čia porą turėšių vietinių, beje, tikrai ne užsieniečių. Nu, šito, tokia man įdomu, labai tie saulės spinduliai čia skverbės gražiai. Tai bandau judėti prie išėjimo. Aš apėjau iš nugaros, pro ten, kur atėjau. Nu, kaip čia galiu pasakyti? Nėra, kad labai wow, nu įdomu. Bet tikrai čia jau nedidžiausi turtai. Nedidžiausi wow. Aš kažkaip pabijau su mopedu važiuoti, bet čia mašinos važiuoja. Galvoju, gal aš pabandysiu pėsčiom, net pažiūrės, kaip tas kelias atrodo. Kaip ir šiaip įmanoma būtų važiuoti, čia tik pradžia labai baisiai atrodė va šita. Toliau gal nieko. Jo, šiaip toliau viskas okei čia. Mane biškį išgąsdino tie krateriai kely. Galvoju, ką, žinau, tas mopedas, kaip sakyti, ne mano. Jeigu ką padarysiu, tai pačiai ir mokėti reikės, tai nieko, šiklas gerai žingsnius jau nueisiu iki šventyklos. Priėjau šventyklą. Tai šitą šventyklą buvo matyti jau iš gana toli, nes čia gana aukštas kalnas gaunasi. Nu, va, kaip gražiai matosi apylinkės. Tai turbūt čia to šventyklos tik tiek jau, ta viršūnė ir čia dar šone kažkas tai raštais rašyta. Tiek žinių. Kas mėgsta palaipojimus, tai prašau, galima originaliu keliu ateiti laiptais į kalną. Man atrodo, net mačiau, kuris nusuko pirmai. Tai va, tai čia tiek to objekto kažkaip nėra, kad labai jau wow pamatyti, kodėlgi ne, nes aš tai laiko turiu. Pasirodo ne viskas. Pasirodo, dar reikia nueiti iki pačios šventyklos. Va čia kažkur tai. Nu. Aš jau galvojau, kad nu jau visai čia toks jau nelabai koks variantas. Nu gerai, biškį gal dar bus geriau. Va, čia šventykla. Ok,
gal ir nieko visai. Gal visai ir nieko. Smilkalų kvapas aplinkui. Yra kitas nuėjimas. Va, iš šitos pusės taip fainai. Gerai, atsiėmu savo žodžius. Šičia nuo kalno gražu. Ir šita šventyklėlė maža graži. Ir ne čia yra va grinai ant kalvos aukštos. Tai čia bus šiandienos highlightas turbūt. Ir dar viena dalis. Čia prieš saulį neryškiai matosi. Nu, dar liko čia užsilipti ir būsiu apžvalgius čia viską. Pavėsiai, aišku, smagiau vaikščiot. Nu ką, apsižvalgiau. Nu, kaip sakant, iš pradžių per anksti nurašiau. Tai šita šventykla visai nieko kalne, visai man fainai. Ir kadangi kol kas aplink yra vien lygumos, tai čia vienas iš tų retų atvejų, kada galim pamatyti panoraminį vaizdą nuo kalvos. Važiuoju prie kabančiojo tilto. Čia šiaip važiuoja mopedai ir visa kita, ir čia visai eismas vyksta. Dabar čia turistų biškelį užplūdo, bet aš nežinau, man navigacija rodo, kad man pro čia reikėtų ir važiuoti toliau. Tai aš pasižvalgysiu ir bandysiu tiesiog šitą tiltuką pervažiuoti mopedu, kaip ir šitos nuostabios damos tai daro šiuo momentu. Čia vyksta eismas pilnai. Hello! Tai aš bandysiu šitą tiltuką irgi pervažiuoti valygiai taip pat. Neatrodo labai baisiai. Vieta visai nieko. Jei, ką tik atvažiavau šitą tiltuką. Nebuvo taip baisu, kaip aš galvojau, labai faina buvo. Viena Batambango žvaigždė, tai yra bambukinis traukinys. Jis turbūt va tenai yra, einu pasižiūrėti, kiek čia kainuoja, kokios čia galimybės, nes čia su juo tipo pramoga pasivažinėti yra. Tai yra bėgiai, kas čia gaunasi, čia už kažkiek tiesiog turbūt tave pavežioja. Čia gal mane vieną dabar jau ir gal vežios. Ruošia man traukinuką. $10 reikėjo susimokėti. Aišku, čia būtume keliese, reikėtų pasidalinti, kadangi aš viena, tai aš turiu tokią jau solo keliautojų kainą, kad viską moki pilną kainą už visus. Tai va, aš dabar atsisėsiu, sakė, 40 minučių mane čia paveš. Ką, važiuojam. Nežinau, kokiu čia mes greičiu varyšim, bet jau labai garsiai. Mano vežėjas. Dabar praleis. Žiūrim, kas čia bus dabar. Rodžia. Nieks nepraleidžia traukinuko. Nu viskas, lygtai jau judam. Tai va, vidury gatvės. Per kokį tiltuką varom. Vaikus reikės išvaikyti.
dėžę nuo pakelės šiukšlių. Jie dabar šiukšlių dėžę dar vežam, tai aš sumokėjau pinigėlį, kad ir šiukšlės pavežiotume. Ne, sustojomis šitą dėžę išnešė kažkur tai. Įdomus toks privatus pasivažinėjimas su šiukšlių išvežiojimu dar. Nes jis man sakė 40 minučių, tai nežinau, mes čia dar 10 minučių tik važinėjomės, tai nežinau, kur šiame dar veš. Kadangi kelyje sutiko man antrą traukinuką, tai jie tą žodžiu šitą apsuka, tai dabar, man atrodo, apsuks ir maniškį jo. Ir mano traukinuką apsuks ir viskas važiuosime atgal. Tada man nereikės poksoti į tą šiukšlių dėžę, kurią jisai čia pasiėmė sumastas. Va, prašau, čia labai viskas yra paprasta. Labai paprasta konstrukcija. Ką, sutikom dar vieną traukinį, tai vėl visus čia patraukia nuo bėgių ir mes tada tęsime kelionę. Čia viskas labai paprastai išardoma. Kai aš atėjau, tai kaip tyčia nei nuo turisto nebuvo, su kuria galėčiau pasidalinti, taip sakant, išlaidas, o dabar va, mes čia nespėjom praleidinėti. Rimti reikalai čia. Prašau, va. Surinks atgal greit traukinuką į viskas. Mano dabar greit surinks. 1, 2, čia vyriškiai labai greit sukasi. Apsisukom dar kartą ir varom tolyn. Dabar jau atgal į stotelę. Sakau, kur čia tualetas? Sakau, nereik, tolyn, viską. Tai va, čia tualetas yra. Bet noriu labai, tai jau reiks naudotis. Nu ką, viskas grįžtu prie savo mopeduko. Galvoju, nuliko dar vienas dalykas ir jeigu dar šiandien suspėčiau sudalyvauti cirko pasirodyme, tai realiai aš galėčiau jau važiuoti į kitą miestą, nes daugiau čia veik nebėra ką. Tai pažiūrėsiu dabar vieną tokį tradicinį Chimerų namą, pasižiūrėti, ar ten dabar jis veikia, ar yra kas papasakos, jeigu taip užsuksiu. Atvažiavau, prašom, vartai uždaryti, dama šluojasi ten viduj, sakau, ar dirbat, man rodo ne. Nu, tai va, vieną reikės praleisti objektą, čia va tas namas. Nu, būtų buvę visai įdomu, nu, bet ką, uždaryta, tai uždaryta. Nusižiūrėjau internete kažkokį, va, full house. Tai pažiūrėsiu, kažkokį, tai gal turistinė, aišku, labiau vietelį. Bet kokiu vafliuko su šalta kavytė neatsisakyčiau. Jie turi tik gėrimų meniu. Sakau, gal turit meniu maisto, kad aš galėčiau išsirinkti kokį vaflį noriu, tai man dabar ieško, neranda. Bet nežinau, kava čia kainuoja koks euras su trupučiu, nu, aist, vadinasi, su ledu. Tai nėra nelabai brangu, tai gal ir vafliai bus normalios kainos, tikiuosi skanus bus. Na, kažkaip įsiaiškinau, kad aš su kokosas noriu, tai čia toks perlenktas vafliukas. Nagaujam. Įrankių tai aš jokių negavau, pliukom rankytėm reikia valgyti. Tai čia va tas kokosiukas viduj. Nu, šiaip skanu visai, liktai šviežia tešla. Žodžiu, visai taip neblogai ir čia berods kainuos virš euro turbūt. Nu, tai čia su gėrimu tokius 3 eurus gal sumokėsiu maždaug. Tai paskutinė mano pramoga šiandienos yra cirko mokykla. Atvažiuoju truputėlį anksčiau. Sakė, čia galim po tą mokyklą truputėlį pasivaikščioti, apsidairyti. Tai tą ir padarysiu ir sulauksiu šou, kuris bus po dar po geros valandos. Šitoj kažkaip kelioniai po Kambodžą vis labai daug girdžiu apie raudonųjų Khmerų režimą. Čia pasirodo ne taip ir senai buvo, 70 vėlyvieji, 80 pradžia. Žodžiu, civilinis karas, režimas ir visa kita. Tiksliau netoli milijonų žmonių turėjo bėgti iš savo namų, vaikai slapstytis nuo karo visų siaubų. Ir pasirodo netoli Tailando sienos viena savanorė Veronik įkūrė vaikams stovyklą, kurioje skatino piešti, kad, žodžiu, pašalinti visas traumas po karo, žodžiu, bandyti išgyventi tuos visus dalykus baisius, ko vaikai neturėtų matyti. Tai va, atėjau į šitos moters Veronik įkurtą
žodžiu, stovyklą Batambange. Su laiku čia jie ne tik piešt pradėjo, bet ir visokiais kitais menais užsiminė, tai jie čia, žodžiu, tas cirkas yra viena iš dalių, šiaip jie daugiau čia dalykų veikia. Tai dabar esu galerijoje, čia yra pripiešti įvairiausių piešinių, pasakų ir panašiai. Tai čia ta teritorija jų visai nemaža. Pats cirkas tai bus ten va truputėlį toliau. Man čia sakė, dar galiu ateiti vaikų piešinių pasižiūrėti, va čia į priekį einu. Šiek tiek. Jeigu čia vaikai piešia, tai neblogai sakyčiau. Jis čia rašo... Ai ne, jie čia pardavimui turi šitas. $300, pavyzdžiui, prašau. Nu, bet čia bet kokiu atveju, čia remia daug, žodžiu, visokie fondai. Nu, čia taip užsidėję, kad jie čia turi ilgiausią cirko šou. Nu, žiūrėsim, kiek čia ant truks mums. Aš taip suprantu, kad arena mūsų tai čia bus, nu, ta palapinė cirko. Nu, aš jau užėjau į areną. Nedidutė tokia.
pasirodymo su šypsena iš tikrųjų, nes čia toksai, kaip jie patys sako, čia sujungtas šokis su teatru, su akrobatika. Dėl to Gineso rekordo, tai pasirodo, jie iš tikrųjų yra pasiekę Gineso rekordą, kad jie nepertraukiamai, jų būtent trupė, nepertraukiamai 24 valandas darė pasirodymą be sustojimo. Tai va, tai šaunuoliukai. Labas rytas, šiandien pas mane truputėlį planai pasikaitėlioja. Atvažiavau truputėlį kavos į kitą vietą, kažkokį bandelį pabandyti. Ir išvažiuosiu visgi vieną dieną anksčiau. Užsirezervavau, tiksliau prasitęsiau apgyvendinimą ten, kur buvau suplanavus. Ir išvyksiu šią naktinį autobusu. Naktinis autobusas tai reiškia tas, kur lovoje guli visą naktį ir važiuoja į miegį. Žodžiu, tai mano šiandienos tokia irgi bus apie nieką. Nes šiandien, aš jau vakar viską žiūrėjau, čia nebeliko ką daryti. Mopedą irgi neužilgo atiduosiu po visų kavų ir degalų išpildymo ir viskas. Ir šiandieną tokia serialų Netflixo diena, tinginio diena, naktį dar bus tinginio diena, bet aš paskui turėsiu 4 dienas apsižvalgyti aplinkui kitoje vietoje. Mano pusrytukai atėjo, man šiandien kažkokių kepinukų norisi pusryčiams, tai jau čia tikra kavytė. Tik tai įdomus dalykėlis šiandieną 24, va šiuo momentu temperatūra laukia, tai man šalta, tai va aš su karšta kavytė sėdžiu. Nu, daiktukai jau supakuoti, liko kokio 20-30 minučių leisiuosi jau žemyn savo kuprinę ir lauksiu savo autobuso viešbučio slešas. Va čia atvežė visus dabar su tuo gruzovyku. Kažkokia tai aikštelė. Čia visi kaip benami laukia, kol juos paims autobusas naktinis. Tai laukiu ir aš. Labai įdomu, ar bus kaip nuotraukose, nes turėtų būti normali lovytė viengulė. Nežinau, ten apačioje ir viršui, bet turėtų normali lova, kur galėsiu pasnaust per naktį. Važiavo kažkoks autobusas. Aš jau apsidžiaugiau, kad gal jau važiuosim, bet ne. Mūsiškis pusę valandos jau vėluoja. Jau valanda, kai net važiuoja mūsų autobusas. Aš tai jau lūžtu kaip nieko noriu, tai, žinau, laukiam toliau. Kažkoks tai atvažiavo, labai fancy, visi pradėjome filmuoti, nes labai jokingai atrodo kaip party busas, ne sleeping busas. Pasirodo, čia su tuo fan busu važiuosim, kaip pardavinėja, tai nuotraukos visai kitokias atrodė. Labai įdomu, kaip vidus atrodys. Žodžiu, liepia čia visiems batus nusiaut, nu čia kokia egzotika viduje, ne tas žodis. Visi žodžiu savo batus į plastikinius maišiukus, opa, dabar bus mano eilė. Nu, atrodo, tai maždaug va taip čia kažkas miega jau. Mano 19 gultas, tai kažkur gale turėtų būti pagalidėje. Tai čia yra pačioj kažkas miega ir viršui. Pavyzdžiui, gultas apačioj, kaip atrodo, čia yra 2 gultas. Kaip pirkau, tai turėjo būti čia gal pločio man dar tiek. Nu, žodžiu, apipy čia mus visus, tiksliau, visus keleivius, nes čia mano tas vienvietis gultas yra toks mažas, kad ne tas žodis, čia joks VIP už tokią kainą. Nu, žodžiu, va taip egzotiškai čia atrodo. Tai už 26 eurukus čia biški lievai. Dabar truputėlį jau sukišo. Esmė yra tokia, kad toks vaizdas, kad dar viena ten laisva vieta. Žodžiu, man atrodo, kad jie pardavė vienu autobusu per daug negu turėjo ir mes čia dabar kiša bet kur. Ir pagal bilietų numeriukus nieks čia netitinka, tiesiog sukišo visų, nu žodžiu. Būčiau žinos, tai aš būčiau savo pirmojo plano laikysis, o dabar gaunasi, kad čia kažkokį gaidį gavom, žodžiu. Nu, kažkaip išgyvensiu, bet nežinau, apgavo čia, man atrodo, mus gerokai. Nu, tai ką, bandau čia įsikurti, taip sakant, nežinau, čia tos pagalvės, čia kaip su tų masažų salonų, kur neaišku, kada kas keista. Žodžiu, čia tokį gaidį gavom. Žodžiu, tiesiai užalaidyta, pas mane čia baisiai siauras toks gulėjimas, bet gal pavyks biškį užmiegoti. Ir jeigu užmiegosiu, tai nepranks kelionė. Šiaip pagal idėją turėjau 8 ryte jau būti Sihanoukvilyje. Nežinau, ar būsim, nes mes jau beveik 1,5 valandos vėluojam išvažiuoti. Mums
mums visiems parduodant, sakė, rodė nuotraukos, kad bus plačios lovos gulėt, kad kitiems žadėjo net, kad bus tualetas. Žodžiu, mes nieko čia neturim, nei tualeto, nei patogumų labai, nei lovos plačios, tai gerai, kad aš dar šitą single gavau, tai yra, kad aš viena esu, jeigu, pavyzdžiui, man būtų kokį nepažįstamą pripliusavę, tai tose dvi vietėse, tai ten praktiškai apsikabinus gali miegoti, nes vietos nėra. Jau važiuojam 5 valandas, sustojam, padarėm pauzelę, visokius nykštukus nueiti, sakyta, dar biškelis liko, aš visai snaudžiu neblogai, gal taip, kad ir siaura, bet nugaros, šoniukų čia taip. Kažkaip tai miegas ir žinokite. Labas rytas. Kažkaip tai pramiegojau. Per langą palmės jau. Bus šilta. Tai va, tai visai miegasi tam autobuse, nieko negaliu sakyti. Siauroka, bet nu aš ten kažkaip tai išmiegojau. Va, prašau. Viskas žalia per langą. Aš prabudau dabar jau kurį tai laiko, tai palmės. Odisėjo kelionės, čia pagaliau atvažiavom, tai aš nežinau, mano čia kelionė truko daugiau nei 12 valandų, žodžiu. Bič pabodo jau ir dabar čia daug kas iš autobuso keliauja toliau į salas, aš jas vėliau keliausiu. Tai žodžiu, nežinau, čia už daug, už pigiai, už $3 susidarėjau, kad mane nuvežtų, tiesiog noriu, kad greičiau nuvežtų. Nu, už dvigubai brangiau negu Epse, bet iki savo namų kažkaip atvažiavau, čia tokia visai vietiniai gatvė. Čia visiškai toksai miestas, čia kažko toko nepamatysiu jame, bet bandysiu išvažiuoti, pasižiūrėti. Atkeliavau į savo naujus namučius, čia man nesenai jos tik sutvarkė. Tai va, čia yra balkonėlis, aišku, vaizdas tai toks tiesiog į pastatus, bet nu visai nieko, čia tik čia toksai pobrangiai gaunasi šitame miestelėje, gaunasi apie kažkas 18-19 eurų nakčiai. Nu, bet kitaip jau nėra. Per balkoną čia irgi ne egzotika kažkokia, tai tiesiog va miestas togai. Nu, už $1 susiorganizavau, kad čia man vietoj išskalbtų mano rūbus. Už $1. Visai nebloga kaina. Nereikėjo niekur vaikščiot. Aš nežinau, kosmose biškelį kažkokia tai iškritus snūstelėjau. Kaip valandą pusantros, nes man net galva plyšo kažkaip, nežinau. Pavargau, matyt, važiuodama taip ilgai, kratydamasi. Galvoju, dar nuvažiuosiu šiandien iki paplūdimo, bet nežinau, gal aš tiesiog prasivaikščiot kažką suvalgyt. Rytoj darysiu paplūdimo dieną jau. Žemėlapiuose čia nusižiūrėjau, kad neblogai atsiliepimai, Khmerų maistas, kol kas tuščia, bet nu pabandysiu, norėsiu kažko tai pavalgyti vietinio. Nu, kainos tokios kaip kur didesnės, kaip kur mažesnės, bet tokios jau truputį link vietinio, tai aš nelabai įsivaizduoju, ko aš noriu valgyti. Mano maistas atkeliavo, aš visai bandžiau įsiaiškinti, kokio čia didžių žuvis bus, tai čia kažkokios mažytės žuvytės pasirodo, nežinau, šis kažkaip pradaktas, kažkokios salotas gal. Gatveliam vieną kepyklėlę noriu pusryčiams susirasti, nusipirkti dalykėlių. Nieko labai nesiskiria miestai, galiu pasakyti. Kitais man jau akis priprato. Tiesiog matau, kaip yra ir tiek. Aš galvoju Sonny's Cakes, galvoju, čia bus kepyklėlė. O čia tik keli pavyzdžiai ir telefonai po to. Aš šitą nusižiūrėjau, kad čia visokių tai turi skanukų. Įdomu, ką čia galima be šaldytuvo, nes aš šaldytuvo tai neturiu, bet kokį pyragiuką tai visai prigriebčiau. Maisto turgelį priėjau. Šiaip norėčiau kokių vaisių nusipirkti, bet matau, čia kol kas tik gamyba šitoj pusėje. Eismas, aišku, turbo 3000. Nežinau, pro kur čia man eit, gal pro čia. Eini va pro rankinės batukus. Jau pispys, jau vaisiai prasideda. Iš karto vidury parkingas. Ir iš karto čia kepa ką nors. Gali suvalgyti. Nu taip, visko, ko tu gali norėti, viską rasi, viskas po ranka, niekur labai toliai nereikia. Prieš susidarant dar čia kaip aktyviai laukiai iš visos žuvys. Buvo žuvų visokių jūros gyvybių ir viduje.
Bet gal čia, nežinau, nereikia jam kokios tai parkingo mokesčio, nežinau. Visokių dalykėliai nematyti. O, dar čia gyvi. Ojai. Labą dieną. Pas mane jau vidurdienis, tai pabandysiu su tuktuku nusigaut, pasidaryti Sihano Ukvilio paplūdimis. Čia paplūdimių juosta tokia labai ilga, turėtų būti smėlio. Nežinau, kol kas žmonių čia lyg nedaug atrodo. Tai pasižiūrėsiu, čia yra du paplūdimiai, skirtingais pavadinimais, tai pabandysiu dabar pirmam išlipti, jeigu nelabai, tai pereisiu į kitą pasidaryti. Nu, aš čia kažkur dar biškį mane paveš. Nieko, gal visai šviesus smėlis. Būtų šiek neblogai su kokiu gulturas, bet čia jaučiu labiau, tai čia panašu, kad vietiniai. Nu, tai atėjau aš čia prie to paplūdimiuko. Oi, toks net baltai pilkas smėlis. Tai čia nežinau, ar čia geras paplūdimis šitoj pusėje. Šiaip, jeigu norėsiu perėti, tai man čia tuo keliu reikės apeiti kitą pusę už šitos salos. Bet va šitą pusę, maybe not so bad. Daug čia praėjimą laiptukus. Čia prie to platesnio išeiti, nes čia kažkaip užuovėjo, tai čia kai šašlykas iškepsiu. Nu taip, čia panašiau, kad vietiniai labiau sėdė šitam paplūdimy. Čia toks kaip kokie Klaipėdai pas mus, kur ir miesto, ir jūros yra. Visko yra. Čia prie manęs priėdama, sako, aš tokį ką parodysiu su siūlais, galvo, ką čia man rodys, mane pasisodino. Čia, žodžiu, siūlo paplūdimy va tokią va depiliaciją. Nu, sako, išrauna čia plaukiukus visus, žodžiu, ir pačius trumpiausius, tai taip ir kažkaip taip ir yra. Tai dabar nežinau, vieną koją man čia nudepiliuos, antrą pauks. Žodžiu, va tokios paslaugos įmanomos, va įdomu, kiek kainuoja. Žodžiu, 25, sakė, doleriai, jeigu, sakė, aš to vieną nudepiliuosiu, antrą už 25, nu, žodžiu, realiai už abi susimokė. Nu, va, atėjau dar vieną paplūdimiuką, čia jau yra su restoranėliu ir tualetai, žodžiu, biški civilizacijos daugiau yra. Tai aš pabandysiu čia turbūt užsisakyti kažką pavalgyti. Nu, nežinau, vaizdas tai man labai patinka. Maudynėms gal šitą pusę labiau tinkama, bet jeigu ramiai pavalgėt, tai prašau, jau labai patogiai. Sėmiau staliuką laisvą, tiesiai su beveik tiesiai su vaizdai saulėlydį, o va čia taip vietiniai leidžia popietės. Iškrita kas hamakuose, muzikytė eina. Nežinau, čia darbus nereikia, bet daugiau matau, iš kur tokiam šeimynom susirinkę. Čia tokia tiesiog kavinukai nebloga, nu, normali. Kainos, aišku, kaip kurios užlenktos biški, bet pasiėmiau tiesiog keptus ryžius su jūros gėrybėm, tai pusę velnio, $5 patiekalas. Gavau savo maistą, čia yra kepti ryžiai su jūros gėrybėmis, kažkokia dar sriubytė man atnešė, yra kaip aštraus padažiuko. Tai dar tik pirmus porą kasniukų suvalgiau, bet, nu, šiaip tai labai skanu. Kodėl verta užsisakyti kokosą? Tu ir atsigeri, ir po to tau jį atidaro, ir tu išvalgai visą ten esantį kokosiuką šviežią, kuris yra labai skanus. Aš jau sėdžiu. Prie pat jūros radau tokią vietelę, kad būtų ramiau. Ir va laukiu savo saulėlydžio. Nežinau, ko čia priklauso, bet kažkaip net plika akim saulė yra matoma. Čia kažkokie rūkas, debesis užsidėję, nežinau. Bet gyvai tai jinai tokia išvis raudona atrodo. Nu, labai jau čia gražiai leidžiasi. Va, kaip vietiniai vakaruoja dar. Paplūdimyje. Labai gražus saulėlydis šiandien, tai čia va
pilna vietinių, visas paplūdimys. Aš bandau namo jau grįžti, bet eismas vakare toks intensyvokas. Sirvidokvilis didelis gana miestas, tas labai matosi. Dabar video skambutį turi ir bendrauja ir vairuoja. Normaliai čia yra. Atvykau į kavinukę nusižiūrėtą. Labai gerai atsiliepimai, kad skani kava. Ir jūs pažiūrėjote, kokia gražiai vietoj. Įlankėlės šone net. O, ten nemačiau ir sėdmaišių yra. Čia turbūt iš čia ir ima kiti džetski. Aš noriu truputėlį vienatvės. Man čia štų turistų tai čia nėra. Čia vietinių. Nors turistų gal 2 priekį matau, visi kiti vietiniai. Bet fainai, kokia viečiukė. Man patinka čia. Vadinasi Brown Coffee. Toksai, čia, aš galvoju, va tenai truputėlį toliau už džetskį nueisiu, kur truputį pavėsiu yra, nes čia kitaip kepykla, patys vietiniai irgi čia slapstosi. Ir ilgom rankovėm, ir kepuriam, čia turistai tik nori būti išsirengę. Čia panašu, kad tiesiog yra daug skirtingų vietelių pasėdėti su ta kava, kas nori truputėlį terasėliai, kas nori prie staliuko, o kas nori visai gali kondicionuojamuose patalpose pasėdėti. Nu ir jie dar krosaniukų turi, tai spėkit, dar pavyko man čia susilaikyti neužsisakius. Va, mano latė vanilinė. Koks geras rytas. Tiksliau diena su vaizdeliu. Labai retas atvejis, kad paplūdimyje radau turistų. Ne, aš čia viena blūdinėjau po šitus paplūdimius. Nes jau antiek vietinis paplūdimys, kad čia retenybė pamatyti kitus turistus. Aš netgi truputį nepatogiai jaučiuosi su savo maudymke, nes čia vietiniai, tai nežinau, jie arba nesimaudo, arba maudosi su rūbais. Panašu, radau savo viečikę. Ten kažkokia porelė sėda, bet va taip, nieko čia nėra šitoj vietoj. Pavėsiukę pasėdėt, pasimaudyt, bais gerai. Pagaliau tas įkyrus ledų vagonėlis, kuris labai įkyriai groja, pagaliau susigadėjo man, nes labai galvoju, kaip čia ledų nusipirkti. Girdžiu atvažiuoja. Tai va, už $1 vidury savo paplūdimio ledus galima valgyti. Nu va, ir dar vienas saulėlydis gražus. Užsisakiau maisto į paplūdimį. Tai nežinau, ar ant saulėlydžio man čia spės atvežti, kad spėčiau su gražiu vaizdu pavalgėt. Bet šiandien noriu truputėlį ilgiau pasėdėti, nes vakar iš tikrųjų išvažiavau ir man kaip tik saulė nusileidus, ten labai toksai ugninis gražus dangus buvo, tai dabar ilgiau noriu pasėdėti, dėl to užsisakiau maisto į paplūdimį, kad Olikis nevarytų jau namo. Mano Margarita spėjo atvažiuoti, kol saulė nenusileido iki galo. Tai dabar ragausiu, tikiuosi skanu. Čia taip su pristatymu, kokie 8 € kainavo, bet aš labai norėjau vas šitų vaizdų pasėdėti. Nu, po saulėlydžio dangus yra neįtikėtinai ryškus. Ir netgi iš pradžių toks ryškus nebuvo, dabar šiek tiek pralaukus jau po saulėlydžio, va toksai kontrastas. Žiauriai fainai. Labą dieną.
pas mane po 11, matau, kad darosi įprotis, aš atsibundu prieš 9, tada su šalta kava trinuosi lovoj, žiūriu serialą ir tik prieš 12 išsikraustau iš namų. Dabar nusižiūrėjau pusryčiams vieną vietą, tokių, sakykime, įprastų pusryčio, tai bandysiu nueiti pėsčiom iki tam ir vėl paplūdimy šiandieną. Ir čia, vadinasi, pakeliui. Va tokie vaizdai iki tos vietos, kur noriu nueiti. Ir dar į kalną. Eiti reikia, tai panašu, kad aš einu į šitą pastatą. Čia yra ant stogo su baseinu, restoranas. Nežinau, ar buvo gera idėja per plus 30 kažkiek tai lipti į kalną man čia pėsčiom, bet bus matyt, gal bus verta, nes nuotraukose maistas tai labai skaniai atrodė. Tiesiog nuostabu. Matosi, kad Google automobilis nebuvo čia kažkiek tai laiko, nes gatvelės, kurias Google'as rodo, yra visos siena užtvertos arba iš šiukšlynus vedančios. Tai dabar tiesiog, nežinau, ratu, kadangi pastatas aukštas. Aš apsukau visą ratą aplink šitą pastatą, tai dabar sakė, dar man eiti reikia čia, kol atsiremsiu į gatvę ir iš tos gatvės turi būti įėjimas. Nežinau, reikės komentaruose prieš tą restoraną parašyti, kad čia rasti kelią neįmanoma. Dievulėliau, pagaliau pasirodė čia kažkoks iš visai kitos pusės yra įėjimas. Tikiuosi mane čia įleis dabar. Gerai, apsauga praleido čia mane. Tai ką, kilsiu dabar į tą 22 aukštą. Ką, radau liftą, bandom važiuoti. Tai kylu aš jau į tą 22 aukštą. Jau 18. Žiūrėsim, ką čia rasim, čia toks auksinis labai viską. Žiūrim. Oi, na, hello. Klausykite. Su vaizdu. Paplūdimy šiek tiek matosi. Gal ir nebloga viečiukė. Aš tai nesu labai chloro gerbėja, aš labiau mėgstu prie jūros būti. Bet čia atėjau papusryčiauti. Vaikeliai, jie čia net ant kavos užbarsto pavadinimą. Ir atkeliavo pagaliau mano kiaušiniai Florentinai su su šoninė keptam būtų. Tai va, bandysiu ragauti. Ką, skaniai papusryčiavau, gražioj vietoj, dabar laikas paplūdimiui. Kaip fainai mane veža mergina. Sakė, tik tai kelios yra vairuotojas tuktukų taksi. Ir suprato, kad aš ją filmuoju, žodžiu. Tai fainai, sakau, kaip pagaliau ir sutikau moterį, kuri irgi vairuoja. Pagaliau mane atvežė, čia ratais važiavo, sakė, pati niekada čia nebuvo. Žodžiu, čia tokia įdomi skulptūra yra ir šalia paplūdimys. Tai čia prie to dragono atėjau pasižiūrėti. Aplinka, aš kaip suprantu, rezortai. Tai aišku, aplinka patvarkyta taip labai normaliai. Tai jau čia ir golfo mašinytės važinėja. Bet žodžiu, iš gatvės tokius kaip aš į teritoriją įleidžia, nes yra viešas paplūdimys. Visai čia nieko. Yra ir šiaip pavėsiu, net nebūtina man galto iš tikrųjų. Čia turėtų būti turistų daug, kas keista, jų nėra. Visiškai išvalytas paplūdimys. Keli žmonės tik tai. Man vis dar, kai mažai žmonių, vis dar tinka. Žodžiu, čia prasidėjo šiandieną Soho Beach resorto teritorijoje. Tai niuansas tas, kad įleidžia ir ant tų gultų pabūti ir visą kitą, jeigu ten atsigert valgyti perki. Visa pakrantė yra statybose, visokie daugiaaukščiai statomi, matyti prekybos centrai ir taip toliau. Čia bus įdomu, iš tikrųjų būtų tiksliau įdomu atvykti po kokių 2-3 metų, čia turbūt labai pasikeitęs miestas. Nes dabar stato viskas, Dabar vainu paplūdimiu kurį laiką. Dabar supratau, kaip čia viskas sistema veikia. Žodžiu, yra kas atsakingas už tą visą plotelį hamakų, kėdučių. Ir žmonės čia atvažiuoja savo jau su savo maistu. Mačiau su daug termosų ten, žodžiu, šeimynų labai daug. Ir va taip visi tiesiog sėda pavėsiuose
Ir jie čia sėdi gana ilgai, aš vakar ilgiau pabuvau, jau ir sutemus, ir jie vis dar ten sėdi tuose hamakuose, čilina visi, žodžiu, nežinau, jie čia nedirba, gal labai jau jų čia gana nemažai. Prisėdo paplūdimy pavakarieniaut, tai jau savo smūtį arbūzų baigi išgertusi, sakiau žuvytę. Nu šiaip tai atrodo čia visai skaniai, tai jau restoranėlį šiandien vakarieniauju su vaizdeliu. Tai čia žuvytė $10 kainuoja, tai pobrangiai su vietiniam kainom, bet kad tik tai patys vietiniai čia ir sėdi, tai gal čia normaliai, nežinau. Tai galiu pasakyti, kad skanu, trašku, žodžiu, visai geras čia pasirinkimas. Labą dieną, pas mane jau 11 valandų, tai štai, daiktukai supakuoti, keliausiu dabar į uostą ir keliausiu su greitaigiu keltu į Korong salas. Yra 2 salos, didžioji ir mažoji. Didžioji labiau turistinė, joje praleisiu kelias tik tai dienas ir tada 5 naktis dar praleisiu mažojoje, nes jinai tokia mažiau turistinė, aš labai mėgstu mažiau turistinės vietos. Tai va, tai mano kelionės pabaiga praktiškai baigėsi su salomis ir paplūdimiais. Popierinis bilietukas jau mano rankose, čia jie vis tiek duoda popierinį. Greitaigis keltas kainuoja čia persikelti į salas 14 €, paskui tarp salų truputėlį bus mažesnis kainos. Be kelių minučių 12, mano bilietas 12 valandai. Panašu, kad laipinimas neprasideda, skaičiau, kad jie čia, kad 12 parašinė, reiškia, kad tu išplauksi 12, tai ir nebūtinai 45 minutės truks plaukimas, gali ir valandą pusantros, tai žodžiu, pasiruošę žemam startui turėtume tuo pajudėti. O, pagaliau, aš dar čia viena iš pirmųjų sėdau, tai čia didelis yra keltas, neturėtų labai jau čia purti per bangas, nepykint turėtų, gal vėminčių nebus. Siubavimas toks, galima pagal langą suprasti. Žmonės bando praeiti per vidurį, tai labai stipriai mėto. O vaizdo temperatūra, vaizdo veiksmas. Stotelė, labai didelis paplūdimys, bet aš rinkausi kitą dėl to, kad aš norėjau kaip tik mažesnę, bet aš tikrai turbūt ateisiu šito aplankyti. Tai aš važiuoju iki antros stotelės, čia dar dalypa žmonių, matyti jie irgi nori pakeisti krantą. O atkeliavau, pažiūrėkit, koks čia rojaus kampelis. Ir šitais vaizdais manęs laukia 9 dienos. Nai, kaip čia fainai. Matosi, koks vėjas didelis. Žodžiu, gavau savo kuprinę, viskas ok. Man žemėlapis rodo, kad iki mano vilos Vilaitės yra 150 metrų, tai jau tiek nueisiu su kuprinė. O visgi rodo 260 minutę, ten gal buvau paskaičiavus. Tai pakrantė, va, čia yra pagrindinė gatvė salos, šitos salos pusės. Va, mano gatvė jau. Tokia šiaip saugal. Ką, turizmas, visur turizmas. O galėsiu kokias šliopkas gal persipirkt, maniškiais tokios šiaip savo jau darosi. Netyčia praėjau savo Vilaitės. Nu, einam ieškot, kur čia mane apgyvendins. Savo kambariuką, bet čia tik vienai nakčiai, čia yra be kondicionieriaus, jisai čia porą eurų pigesnis, bet tiesiog šitoje apgyvendinimo vietoje aš norėjau vieną dieną dar ilgiau pasilikti, o pas juos buvo pilnai užsakyta be kondicionieriaus, buvo tik laisvas, rytoj persikėliusi į antrą aukštą su kondicionierium. Jau truputį apsidairiau, tai važiuoju iki vieno paplūdimio, kuris turėtų jau dar labiau būti mėlynas, žydras, visoks koks. Važiavam Coconut Beach. Biški laiptelio ir toks visai nieko. Va, čia yra netgi tokia paslauga, kaip, pavyzdžiui, išsinuomoti kaip gyvenama vieta palapinė, arba čia kalne ne viena ta palapinė. Nežinau, kiek tai kainuoja. Nu, taip jau čia ekstremaliau, nes čia jau tualetai va tokie, va tik tai. Ir nu, toks pustuštis paplūdimiukas, aš paplūdimių pustuščių mėgėja. Nu, jau buvo išsimaudyta, bangos ten toliau visai tokios didesnės. Tai prasidžiovinu, dar bandysiu palėkti iki vieno paplūdimio saulėlydžiui.
ten toks dar tuštesnis turėtų būti, pažiūrėsiu, kaip ten kasta. Tai šitas paplūdimys man toksai irgi ramybės visai, kaip sakant, uostelis. Restoranėlių šiaip yra, visko yra, faina labai vieta. Coconut Beach'as visai užskaitau. Tai suspėjau. Čia yra Long Beach, labai baltas smėlis, bet jis tarp turizmui taip nėra labai paruoštas. Čia tos krūvelės, šiukšlių yra krūvelės, bet matyt kažkas dar biškį aprankioja. Pats paplūdimys, tai čia reikės atvažiuoti specialiai skirti laiko pačilint. Čia nieko nėra iš tikrųjų už tam paplūdimį. Tiesiog žmonės susirinka, nei kavinių nieko nėra, bet jis labai ilgas, baltas. Netgi tam pačiam gale iš vis žiauriai baltas smėlis ir labai gražiai jūra atrodo, tai reikės šviesoje sugrįžti. Kai ništų paplūdimį labai įdomus garsas. Smėlis tiesiog juokiasi. Žodžiu, vakare, va tokie dalykėliai faini. Viena lėkštė $5. Nesvarbu, kurį pasirinksi. Ar čia raudona mėsa ar vištiena, ar pasimsi jūros žuvį, upės žuvį, visiškai nesvarbu. Tiesa, kepa jie va šitaip. Daržovytės va irgi pagrilina, žuvytės yra suvyniotos į foliją. Ir maždaug viena lėkštė maisto atrodo taip. Įtarimą turiu, kad buvo tiesiog per daug užsakyta maisto, bet dabar jau yra kaip yra, laukiam savo visų lėkščių. Pagaliau atnešė, čia ilgiausiai stovėjo tie patiekalai nenešti, aš jau dar beveik norėjau, mano širdis verkė, kaip jie šala. Tai ir dar viena lėkštė turėtų atkeliauti, nes dar mėsa pasirodo pas mus yra. Vakarojimas yra maždaug va toks. Labai daug turistų, maistas nebrangus. Aš dabar persėdau, kaip tik atsilaisvino staliukas. Atsilaisvino su va tokiu pasėdėjimu tiesiai į jūrą. Tai va taip mano vakariukas ir užsibaigs, pačilinsiu ir namučiom. Bet jau maistas koks skanus buvo labai gerai. Labą dieną. Šiandien jau galiu sakyti labas rytas, nes ryte išsiruošiau, nes čekautas 10 valandą, tai dabar beveik 10 yra. Nes aš toj pačioj vietoj tiesiog keičiu kambarį, bet vis tiek reikia persikraustyti viską. Išeinu, saulės nėra, visiškai. O aš čia pliaužiai nusiteik su maudynkės suknytę. Tai aš labai tikiuosi, kad dar prasigiedrins, nes planasgi paplūdimiai yra. Kai vaizdas skiriasi, kai saulės nėra, dabar yra skaitosi potvynio laikas, tai net ant viso tako, kuris taip yra betoninis, vis smėlio per naktį prinešė. Tai čia taip atrodo šiandieną žydrasis rojus. Labai paprasti pusrytukai, norisi tiesiog kiaušinuko ir keptos šoninės. Dar mano kavytė keliauja, tai va taip sėdžiu paplūdimy praktiškai. Tai buvo ką tik atvažiuota iki paplūdimio, kur vakar saulėlydis buvo. Tai kadangi, kaip matom, saulė prasišvietė, tai aš jau matau, kokios žydrumo vandeniukas. Tai dabar 1, 2, 3. O dievulėlio, jūs tik pažiūrėkite, tai šitas spalvas. Ta prasme, čia ir Maldyvoje. Visiškai. Ir nedaug žmonių. Labai geras pliusas. Ta prasme, šitas vandens skaidrumas, aš dabar nuplaukiau iki tiek, kad man jau virš galvos buvo, aš jau žemės nebesiekiau ir aš vis dar pažiūriu ir aš iki pat dugno viską matau. Žiauriai gerai. Čia yra privati valda, čia mūsų jau veja. Čia yra dėdė, kuris būdė, tai yra va linija, už linijos jau niekam negalima įtolin, tai mes iki linijos čia būnam. Grįžau iš paplūdimių ir persikėliau į kitą savo kambarį, tą, kuriame ilgiau dabar būsiu. Tai jis tokiam su vidiniu kiemeliu, toks medinukas. Manoje pusėje biškį palmių matosi, mano kambarys čia. Va. Šitas gal kiek jaukesnis, su kondicionierium. Ne, čia nieko ypatingo. Tai šičia bus 18 gal su trupučiu eurų. Tiem į grilių vėl pasižiūrėt.
Bus truputį brangiau, bet čia tokius visokius miksiukus. Galima va taip paplūdimy posėdėt. Daug kol kas vietos. Tiesiog va, visi vakarienė. Pasiėmiau tokį miksiuką, va, porą krevečių, vištieną, kiaulieną, bei iš daržovių, ryžio. Žodžiu, turėtų būti skanu. Taip, tai išragautas kol kas mėsytės skanios, tada šičia yra aštunkojus, jis ir geras, silotytės neblogai. Nu, kaip už $12, aišku, gal daugiau, kai lyginant su kitom vietom, bet kad skanu tai tikrai. Labas rytas. Nu, man čia užuoldus net kilnojasi nuo vėjo. Čia va per tarpelį jūra matosi. Palmės linksta tiesiog, šitie medžiai man į langą barbena. Žodžiu, kaip čia ką čia šiandien reiks veikti, dar nežinau. Tai va, žodžiu, einu kavos, gal pasimsiu šaltos parsinešiu. Žodžiu, įdomu, kaip čia šiandieną bus, nu pažiūrėsim. Kad jau išsiruošiau į lauką, galvos, skalbinukus reikia priduoti, kaip tik tiesiai už kampo. Pas mane čia yra skalbiklėlė, $1 kilogramas. Tai va pas juos gal ir apsiskalbsiu iš karto ir vakrytės. Nu ką, $1,2 rūko ir skalbinukai bus švarus rytoj po pietų. Tai va dabar einu dar savo tos kavytės jau išsvajotus, nes yra va viena vieta, kur jie šaltą kavą labai dideliai talpoj daro. Tai aš dar noriu biškį su kompu patingėti, noriu parsinešti namučio viską. Oi, kad čia siautėja jūra, nenuostabu, kad ir tos palmės čia linksta. Tai tas šloks gaivinantis, nieko negali sakyti. Tai va mano kavytės vieta. Jos čia po eurą po 2, tiksliau $. Ir visai fainai čia. Pasiėmė išsinešimui ir norėjai. Viskas kavytė rankose, va čia sakau tokio visai rimto dydžio. Ir suku namučio. Savo pusrytukus lovoje. Visai čia taip busy šiandien ir pusryčiaujančių daug aplink. Reikalai šiandien tokį, sakant, apie jokį. Šiandien labai vėjuota, šiandien atšaukinėja, perkelinėja labai keltus. Galvo mažą ką, jau nusipirkau keltą po rytoj, nes man po ryt reikia perplaukti už manęs esančią mažesnę salą. Tai nusipirkau bilietuką už $12, $10 kainuoja ta lėtasis variantas, $12 tas greitasis, tai pasiėmiau greitesnį. Nu ir laikom, kad oras šiek tiek pagerėtų, vėjas nurimtų ir įmanoma būtų tarp salų keliauti. Nu, šiandiena tokia apie nieką, šiandien buvo antikritazimų diena ir gulėjimo diena ir tingėjimo diena, nes nuo paplūdimių tai iš tikrųjų irgi pavargsti ir nuo tos saulės, tai dabar einu vakarieniai susimedžioti savo griliuko, čia kur aną kartą valgiau už $5 visą barbekių ten lėkštė, nu tiksliau visą lėkštė visko ir barbekių, tai aną kartą man labiausiai patiko tunas, tai tikiuosi dabar jau bus, einu susirasti. Dar pasiguosiu eidama praeitą naktį, nu nepasitepiau nakčiai repelento, tai o visokių plyšelių uodams patekti į kambarį tikrai yra, kažkaip kambarį niekada nepastebėjau. Nu žodžiu, sulėsi man paprastai tariant kojas, biški nugarą, biški ranką, žodžiu, tai šiandien visą tokia irgi kasimuosi. Jėga, mano tuniukas atėjo šį kartą gal didesnį, net porciją. Kaip bus gerai. Labą dieną, su mane jau pietus, aš dar tik dabar pusryčiauju, labai ilgai miegojau, tai, sakant, paprastas variantas pusryčiam, kavytė ir lėtinis su sūriuku ir bandysiu kokį paplūdimį prigulti. Atvažiavau vėl prie to Long Beach'o, to labai žydro, nes jis čia turbūt gal ir žydriausias visoje pakrantėje šitos salos. Tai nusprendžiau pasimti mopedo taksi, nes ar nuomotis mopedą $10, ar mopedo taksi $10, dar pasakai kelintą valandą paima ir viskas. Ir nereikia labai nervuotis, kad kur nors įbrėžti mopedą, važiuojant per visokius smėlius, kur gali ir biški griūti ir slysti ir taip toliau. Čia atveža žmogus, kuris visą gyvenimą tais smėliais važinėja. Tai va, tai atvažiavau vėl prie to paplūdimiuko, einu dar biški gal į kitą pusę, dabar pasidarysiu. Nu, tiesiog neina atsižiūrėti. Neina atsižiūrėti šitą vaizdą. Tai priguliau aš už to medžio.
Šešėlių čia nedaug labai, žmonių irgi šiaip nedaug. Čia tik tais aš šitam paplūdimy nieks nesurenka šiukšlių, bet jos taip kampelėje, tai jos labai netrukdo, bet... Nu, žodžiu. Va taip kažkaip va šiandieną. Numečiau krabui sausainio gabaliuką. Tai jisai dabar tą sausainio gabaliuką nešasi. Kažkur tai. Va šis su palsėjimais nešasi. Pasėdė biškį, pailsė, dar paneša. Nudomu, kur jis dės tą sausainio gabaliuką. Turiu įtarimą, kad biškį perkaitau saulė, nes aš su džempu sėdžiu, man šalta. Šlapiais plaukais dar biškį. Prie jūros, aišku, čia taip fainai. Žmonių dar neprisirinku vakarieniauti, tai aš pasiėmiau grilintą aštunkojį ten su daržovytėm. Visi ten tie barbekių po $5 čia prie namų. Žodžiai, įsivaizduojat, man šaltų, bet aš jaučiu perkaitau tiesiog tas dalykas, nes šiaip laukia turėtų būti 24-25 šiuo momentu. Oi, kaip aštuonkojukas šis skaniai atrodo, visas blizgantis. Skanus visai marinatas ir šį čia jie va turi tokį įdomų padažiuką, čia kažkokį tai atrodo, kaip būtų pipirai, bet ne pipirai ten. Ir užspaudi laimą ir gaunas toks padažiukas rūgštus su kažkokiu prieskoniu papildomu, o čia aštrus. Tai, nu, skanu. Labas rytas. Pas mane daiktai jau supakuoti. Šiandieną judu į Korong San Luam salą. Tai jinai yra dar ženkliai mažesnė už šitą, kurioje esu. Ir jie mažiau turistinė, dėl to ten būsiu 5 naktis. Čia kai renkiesi iš meniu pusryčius ir meniuko gale yra prašau. Nori ziplainą, nori į pramogų, nori bautripą. Viskas tam pačiam meniu, va. Atkeliamo nuo pusrytukų už $4. Kavyti visai skaniai žadančiai atrodo. Tai va pusrytukui pasistiprinam ir keliauti reikia. Vėjas visiškai jau nurimo. Tai va vietiniai atkasinėja taką. Nes prieš tai kaip ir nebuvo ko atkasinėti, nes kiekvieną dieną vėl kaip sakant, užpila visus smėlių ir viskuom. Nes jau čia tapo beveik nepravažiuojamas matyta kelias. Aš vis dar uostelį sėdžiu, nes man sakė, ateiti 10:30, jau 11. Spėkit, ar koks nors keltas yra, net žmonių tam keltui nelabai yra. Aš pradabėjau, ar tą valandą iš vis yra keltas. Jau 40 minučių vėluoja. Tai va, tai kai kažkas tai vėlgi galvojat, kad oi, kažkur kažkas kelionė užtruko, nesigauna. Čia yra kasdienybė. Kelionės kasdienybė yra, va, ypač tokiuose tolimesniuose kraštuose, punktualumo 0. Tiesiog ateini, kažkiek tai lauki, laikas dega visada, reikia tiesiog mėgauti šilumą ir laukti, nieko negali padaryti. Tai dabar aš irgi nuėjau kelintą kartą, sakau, aš gal pražiopsiojau, gal čia prie kito pirso, gal čia kažkaip, šiaip sako, dar truputį, nu truputį vėluoja. Man priejo vietinės keltų pardavėjas, pažiūrėjau mane, sako, you go, nu sakau, gerai. Ainu, sakau, čia šitas mažas. Jo, sako, šitas mažas. Tai va, tai žodžiu, čia keltas, tai nu tokia jochtikė. Aišku, tarp salų čia nedaug tų keliautojų yra. Kitą krantą keliuos bus, tikiuosi, labai nebangos, nors tas manęs labai negazdina. Na va, aš jau atvykau. Biškį ne į tą pirsą, kur turėjau galvoj, kad būsiu. Tuoj pasibėdavosiu, pirmą noriu parodyti, kaip gražu. Va čia yra toksai pustuštis paplūdimys, pustuštė sala. Aš šito ir norėjau. Žodžiu, atvarau. Pasirodo, atplukdina ne į tą, kurį man reikia, uostą. Jie yra tam pačiam paplūdimy, tiesiog paplūdimys yra gana didelis. Tai dabar einu įsiaiškinti, ar koks nors tuktuko taksi yra kažkas, nes su tiek svorio čia eiti virš kilometro yra reikalų. Žodžiu, bet pas mane visada yra kažkokių tai nesklandumų. Aš jau čia viską pripratus, viskas čia gerai. Kaip mano skilo, pasirodo šitas hostelis, jie net neklausia, jie tiesiog atsiunčia vairuotoją ir laukia klientų savo. Ir viskas.
Tai va, mano karietaitė su kitais keliautojais važiuojam kartu į hostelį. Jūs pažiūrėkit, kas čia per transporto priemonė. Čia nežinau, šiaip čia turbūt art laukams, bet mes čia žodžiu sėdime su visais daiktais va. Ir dabar mus veš į... Jo, liepia čia man koją susirinkti. Nu ką, važiuojam! Nu, bet čia transporto priemonė neįtikėtina. Oi, kaip gerai, čia nereiks pėsčiom neįti. Laukia linksmieji kalneliai, kažkaip tai į apačią dabar nersam. Jaučiu dabar tai kratys stipriai. Čia yra gabaliukas iš tikrųjų. Dar svarstau apie mopedą. Aš dar apie jį pasvarstysiu. Ir mes dar va šitu turim pervažiuoti. Nu ką, kai taip atveža, tai lūkesčiai iškart nukrito. Čia gal dar kažkas bus, bet dabar tai va. O, vat viskas, kai mes atvykom. Jo, mes pro čia turime eiti. Net negaliu sakyti paplūdimys, tai jau labai. Tai turbūt šičia ir bus. Aha, išneša į vidų. Yeah, home sweet home for next 5 nights. Fancy. Tai šitą tarp tokių namelių gyvensiu, čia tų namelių daugokai. O čia nori pasėdėti, pasisupt, ką nori, gali paveikti. Tada yra bendrieji, visokių, dušo kambariai, tualetai. Ir mano kambariukas šitas. Dabar elektra dingus yra. Nu, bet esmė, kad labai tvarkingos lovos, kol kas visas kambarys yra tuščias, labai tikiuosi ir neužsipildys. Kai gerumų paplūdimiukas, tais vat gulėt nelabai yra kur. Kokia įlanka didelė. Tada, jeigu išsinuomote mopedą $15 dieną ir dar jį reikia gražinti iki 7 vakarų, matyt, kad labai neužsivėlintum, neužsibūtum kažkur. Yra snorklinimo ekskursija pusę dienos su saulėlydžiu $18. Tai kaip ir tų veiklų čia kažkiek yra. Tai čia pabūsiu, pailsėsiu. Nežinau, dar daugiau čia eina pailsėti, bet tiesiog gal, sakykime, pasibūsiu, pasigrožėsiu. Aš čia kaip išeiti tokiais baisiais keliais visai pramatyčiau šitus keturračius. Reikia paklausti, kiek kainuoja. A few moments later. Nu, bet jie čia biški prabanga, nes valanda $15. Visokių barų, barelių čia yra, pavalgyti tikrai bus ir bus net pasirinkimas iš ko. Yra var tokių trobelių, trobesėlių su tiesiu vaizdu į jūrą. Čia toliau nuo mano namų, bet dėja, bet ir yra tokia zona paplūdimy. Taip, kad tie, kas važiuosit, nesišokiruokit. Azijoje visada galima viską pamatyti. Ir vat pasisukus į vieną pusę rojų, į kitą pusę pragarą. Ir čia yra viskas su to gerai. Jau čia kažkokį biškį labiau fancy apgyvendinimo vietą. Panašu, kad nebe hostelis, o tokie kambariukai su vaizdu į jūrą. Čia tiem, kas jau nori biškelį fancy, tai reikia turėti galvoje, kad labai čia dideli yra kainų šuoliai. Pavyzdžiui, mano hostelis kainuoja nepilnus $9 nakvynė, ant jūros kranto, švarus krantas ir va tokios vietos kainuoja nuo kokių 40–50 eurų už naktį. Dar šiek tiek fancy, jau čia vilaitės, jau čia iš vis atskirtos viena nuo kitos, apsodinta, apželdinta, žodžiu, fancy. Tai čia Saraken Bay resortas, va šitas fancy, jeigu kam aktualu. Jūs tik pažiūrėk, kokį gražų kampelį radau. O, dievulėliau. Žiauriai faina. Radau savo patogų pavėsiuką ir eisiu savo kūnelį įmerkti šitą nuostabios spalvos vandenėlį.
Žiūriu dabar, kad labai daug kriauklyčių gražių yra. Tai vieną va čia tokią nusižiūrėjau. Tai čia kriauklyčių fetišistams, kriauklyčių mėgėjams, tai čia aš įsivaizduoju, kad jau pilnos kišenės būtų išvažiuojant. Ir tokių visai nesuskilus, čia tokių, kaip mes paprastai perkam, tokias jau poliruotas ant visokių suvenyro. Tai čia jos tiesiog va taip mėtose krante. Dar toks niuansas, kad salose aš nežinau, ar čia kažkiek uodai, kažkiek paplūdimio musės, bet mano kūno šiuo metu skaičiuoju berods virš 30 įkandimo. Jie man kažkaip sunkiai gyja, tai aš visą tokią pakramtytą. Tai žodžiu, reikėtų salose labiau atsakingiau, taip sakant, pasipurškinėti visais repelentais. Dar liko daugiau nei 1,5 valandos iki saulėlydžio, o šitoje pusėje vanduo jau va taip nusekęs. Aš kai ateidinėjau, tai žmonės lieptuku lipo į vandenį tiesiai. Tai maždaug tiek šiuo metu yra atsitraukęs vanduo ir dar atsitrauks, o ryte vėl bus iki pat pakraščių. Vanduo nuėjo ir viskas, restoranėliai pradeda ruoštis vakarienių metui, griliams, žuvytėms visoms. Kiti va išvis išsinešė staliukus su patogumais visais. Va prašau, nu čia taip jau biški brangiau, matau, negu Anoj saloje. Vietinis maistas gal kiek pigesnis. Čia tai taip jau visai komfortiškai. Nu ir ten yra parduotuvė, man reikia už tai tą parduotuvėlę, ko tai užkanduko kokiu. Nu kągi, mano šankauliukai jau atėjo. Tai šičia barbekiu pas mane hostelė pigiausias, $8 šitą lisą lėkštė, plus pasiėmiau dar mangų smūtį. Nu, ragaunam. Beje, jie čia turi šitą variantą, kur pipirai, čia įsiaiškinu, kad visgi pipirai. Ir įspaudė, žodžiu, laimo, čia jau atneša. Ir gaunasi toksai, nežinau, aštrokas, rūgštus padažiukas. Jis tinka visai ir prie mėsos, ir prie žuvies. Nu, aš pilną burną šneku, aš paragavau mėsytę, tai mėsytė labai skania. Užskaitau griliuką. Ir prasideda ugnies šou. Labas rytas. Šiandien ko tai vėl vėjuota. Tai su snorklinimais nepaeis šiandieną. Va kaip jūra šiandien atrodo. Oi, čia rimtas vėjas varo. Nu tikrai vakar tokia ramė diena buvo, bet šiaip tai gerai, aš per ramę dieną atplaukiau, nebuvo jokių trikdžių. Gavau savo pusrytukus, labai jau čia gerai atrodo. Dar vaisių šiek tiek su sultim, žodžiu, ir dar vaizdas toksai, žodžiu. Ir va, tai pusryčiai čia truputėlį brangesnė negu Anoj saloj, čia šitas turbūt bendrai sumokėsi kažkas tai $6-7. Bet verta. Nu, šiandiena va tokia tingi ir apsiniaukia visą dieną, tai aš savo tiesiog sėdžiu kavinukai su kompu. Kelionės planuoju, visokius pasiūlymus dėlioju, žodžiu, šiandien darbo diena pas mane. Tai nieko tokio nevyksta. Labai faina, man patinka šita vieta. Čia yra irgi kitų žmonių ir dirbančio, tai kiekvienas savo kamputį užsiėmęs, nėra čia visi labai susigrūdę.
Tai žodžiu, ir darbas, ir poilsis įmanomas kartu. Šiandieną bandau barakudą žuvį. Šiaip turėjo daugiau kažko būti, man atrodo, dar kukurūzas keptas, bet čia aš 2 valandas beveik lauko, nes mane pamiršo. Tai va savo serialą žiūriu, vakarieniauju. Labą dieną, dar viena diena vėjuota. Nežinau, kaip čia daryti su tais visais keliavimais aplink salą, kai toks oras. O šiaip pusryčių metas hostelyje, tai matos, kad visi labai jautingai čia gyvena, dar 10-11 valandą dantis tik valosi. Pas juos visi tie pusryčiai taip skaniai atrodo, aš šiandien French toastą bandau su vaisių biškutėlę. Šį kartą man vaizdą užstoja, bet nieko tokio. Va čia taip pakrantę žmonės veža, nes aplinkui labai toli iš uostelio atsivežti. Tai su traktoriuku, va taip per vandenį atsiveža iš uosto žmonės į viešbutį. Bandysiu eiti porą kilometrų iki kitos salos pusės, nes tų mopedų, nežinau, man kažkaip, sako net vietiniai, sako, nu čia nelabai keliai. Ir aš galvoju, ką man čia to streso dabar, nes aš tikrai mačiau, kokie tie keliai, kad ten smėlėtas kalnas, tai aš nesu tiek profesionali vairuotoja, kad galėčiau, sakykime, be streso įveikti ir galvoju, kam čia stresuoti. Tai bandau eiti. Nu, žodžiu, va, išėjau per šitus vartus dabar. Žodžiu, kai navigacija rodo, kad yra takas, bet tas takas dar atsiremia paskui į tvorą 2-3 metrų aukščio, tai tikslumas galiu pasakyti ne kažką. O šitas tai takas iš kitos pusės vedė prie mano hostelio. Bandžiau trumpiau, gavos kaip visada pusę valandutės ėjimo ant saulės. Aišku, prie jūros, tai ten beveik šalta, kaip vėjas pučia, o čia tai aš kaip keptuvėje. Prašau, čia visos nuorodos. Į vieną pusę va keliukas į Sunset Beach'ą, čia tai net nesimato, čia į Lazy Beach. Gal bandau aš šiandieną iki Lazy, nei žmonių, nei transporto. Čia tai aišku nesudėtingas tas kelias, gal mane čia be reikalo prigazdino, nežinau. Nu bet reikia pasivaikščiot pagaliau, o tai užpakalės užaugs vienu gulėjimu paplūdimy. Aš apie šitus kelius sakiau vietiniams, tai čia easy peasy, jie čia kaip su paspirtuku varo beveik. Ai, nežinau. Tiesa, dar viena tokia problemėlė yra, kad aš galvodavau, oi kaip gerai, aš SIM kortelę fizinį nusiperku ir man viskas labai fainai visur veikia. Tai šitoje saloje yra problema, kad vienam paplūdimy užvakar buvau, tai tam paplūdimy mano SIM kortelė biškį pagauna internetą, o šitoje salos daly, ta prasme, net telefono ryšio nurodo X-ukas iš vis ant kortelės. Tuo tarpu vienas keliautojas pasako, kad jisai turi eSIM ir visgi eSIM veikia visur. Tai žodžiu, būsiu apsišovus, žodžiu, prašovau reikalėlį, bet jūs galite pasimokyti iš mano klaidos. Prašau, čia koks eismas vyksta. Ten dar kažkas atvažiuoja, turbūt turistus atsiveža. Va tai va tokie, va čia yra keliai, va toks transportas yra. Man kažkur čia sakė, aukščiau palipti reikia. Ką jūs manot, va, rodo dabar į kairę. Kur į kairę? Ten gal? Per Brūzgynus. Nes žemėlapiuose rodo tokį takelį iš palydovų, to takelio nesimato. Nu, ką žinau. Nu tai, tuo taku, ką dabar? Nu taip, čia turbūt rodiklė toliau eina. Šiaip aišku pliusas, kad, ne taip karšto, nes čia pavėsiu daugiau, nes ant tos atviros saulės prie 30 kokį jutiminį 5-6, iški karšto, ką galiu pasakyti. Įmas su kliūtimis. O čia dabar kaip? Nu, turbūt toliau kažkaip. Žodžiu. Kągi, įėjimas ir toliau tęsimas tokiu, ką žinau, kaip čia jį pavadinti, grioviu. Sakau, geroji pusė ta, kad, nekaršta šičia. Taip, čia šitų takučių tai su mopedu be šansų, nebent būtų buvę galima aplinkui, kažkur aplinkiniais keliais važiuoti. Va, lieptelis prieitas vienas. O kur toliau, kur toliau? Į tą pusę. O, ok. Ne taip sudėtinga, kaip galvojau, tiesiog reikia ženklą žiūrėti. Prašau. Ir kitą griovį.
Bet sako, neperšokęs griovio, nesakyk op. Tai aš dabar sakau op. Gerai, toliau miško takeliu. Nu ir finišo tiesioji, kaip ir maniau, šitoj salos pusėj. Vėjo nėra, nes medžiai ir kalva užstoja. Ula, klausykit. Kokia įlankėlė. Va, prašau, žmonių nedaug, čia po pavėsiukais pakritę visi. Ir toks čia jau ne balto, čia gelsvo smėlio paplūdimys, čia tai balta, taip žydra nėra. Tai aš galvoju, kur nors gal aš toliau nuo žmonių įsikursiu. Tai dabar reikalai tokie, kad sakė, aš turiu nueiti iki kito paplūdimio galo. Ten, kur akmenys ir, sakė, paneri keli metrai už kranto ir koralai ir žuvys. Yra toks reikalėlis, kad radau čia išsinuomot už $3 snorklinimo kaukytį, nes čia ir koralai ir žuvų, sakė, yra. O liūdnoji dalis ta, kad aš nepasėmiau po vandeninio dėklo telefonui, tai pafilmuoti jums negalėsiu, neparodysiu, bet pati varau papramogauti. Visgi ne viena čia snorklinsiu, ta pora čia pasirodo irgi ėjo snorklint. Nu, žodžiu, čia toksai jau neturistinė dalis, biški su šiukšlynėliais. Blogoji dalis yra, matau, dar ateina snorklintojų. Blogoji dalis, kad čia nėra jokio normaliai pavėsiuko, kur pabūt, nes čia ant saulės, tai snorklinant ir taip čia iškepsiu, bandysiu baltą sluoksnį užsitept ant savęs, kad nenupliktų nugaras užpakaliu. Jau išlindau pasnorklinus su visais randais ant veido. Galiu pasakyti, kad neliūdėkim labai, kad neturiu dėklo. Visiškai nieko gero. Tikrai koralų aš esu mačius. Čia net ne koralai. Man biški toks, kai, čia įbrisi koralai, žuvys. Biški žuvyčių, ne koralai, tam akmenys po vandeniu tiesiog. Ir kitas dalykas, tai kad šitoje salos pusėje yra ramu. Nėra bangų, bet yra labai banguota jūroje ir anoj pusėje. Tai, žiauriai balta viskas, tai yra smėlis, ar ne, susimaišęs su vandeniu nuo didelių vėjų ir matomumas yra labai prastas, ta prasme 1,5 metrų į priekį matai, atrodo balta siena ir tada staigiai išlenda koks akmuo po vandeniu, tai žodžiu, visai neliūdim, kad nebuvo ką nufilmuoti, nebūtų net ką buvę matyti. O dabar tiesiog, kadangi čia nebėra kas veikti, grįžtu į truputėlį toliau, kur yra bent kiek pavėsiu, kad patogiai atsigult ir pačilint. Viskas išėdinėjo šito paplūdimio. Bandysiu rasti išėjimą, nes čia vėl kažkokie takeliai, neaišku, kur jie veda. Įdegis po truputį ant manęs jau matosi. Oda nuo kaukės nepraeina niekaip. Tai va, tai šiandien toksai biškelį pabandymas. Paplūdimys fainas. Galima grįžti į savo vėjuotą į atsivėsint, nes šitai tikrai labai karšta. Iš tikrųjų, visa Kambodža yra dabar tokiai statybų stadijoje. Mes su vienu turistu kalbėjom, kad dar porą metų ir Kambodža bus dar vienas Tailandas. Va čia, sakykime, jie kelis tos namelius veikiančius jau, bet visur aplinkui dar stato naujų. Statybos visur vyksta. Keliukus, va čia gražesnius tiesia. Žodžiu, tai kas nori dar neužturistintos Kambodžos, turėtų paskubėti ateinančius 2 metus čia atkeliauti, nes paskui bus čia turistynas. Naujų turistų į pliažą užvažiavo, va prašau, išvežiojimas vyksta. O man, taip sakant, home sweet home. Ir pas mane vakarienutės metas, šį kartą valgysiu grilintas kulšytas, biški dirbu, tai va savo paplūdimį. Ir darbas, ir polisis, ir maistas, viskas viename. Labą dieną, dar viena diena, šiandien išvis ypatingai vėjuota, net surinko visokius paminkštukus, nes tiesiog viską vėjas neša. Tai nežinau, kaip keltai dirbs, tikiuosi, už poros dienų biškį aprims viskas. Tai toliau mano ramybės, taip sakant, oazė čia. Ta prasme, niekas šiandien net šičia nesėdi su savo gertuvėmis, nes vanduo tiesiog taško ant priekio. Labai aš mėgstu pusryčiavimą su šitu vaizdu. Pusryčiai čia pas juos skanus, vidutiniškai po tuos $4,5 kažkur $. Tai vat, taip va, pusrytauju. O čia kaip patogiai įsitaisiau savo su darbeliais.
Reikia šitą pasidaryti. Galėčiau rimtai, žinokit, čia sėdėti ir sėdėti. Žodžiu, šiandien baisiniai užsidirbau, va vis dar sėdžiu savo hostelio terasėlėje. Žodžiu, šiandien darbeliai, jau 4 valandos žiūriu, aš niekur taip ir neišjudėjau, prasidėjau visiškai prie kompiuterio. Tai žodžiu, sorry, neturiu ką parodyti. Va, dar vienų naujų atvežė. Žodžiu, kažkaip vanduo šiandien neslūksta, nors vėjas labai stipriai nurimo. Aš į Maudymkę iššokau, einu nusipirkti kelto bilietus. Ir sakė, man va toks traktoriukas iki uosto bus nemokamai mano išvykimo dieną, kas yra žiauriai gerai. O, šiandien atsidarė spa. Viena kartą jau buvo uždaryta, tai normaliai žiūriu su lovom. Kainos, aišku, biškių užlenktos $16. Žeminiai daly pigiau. Bet aš pagalvosiu, gal visai būtų ir nieko. Tai va, pasėmiau aš už liktai $16. Čia nusiplausiu kojytes, kad čia neprineš smėlio. Man darys viso kūno masažą. Ir va, čia mane pasiguldys. Taip išsirinkom, kad būtų nebaisiai stiprus masažas su aliejuku kažkokiu. Nu, toks labai jau bazinis, bet čia vienintelis pats centriukas saloje. Taip kad turiu džiaugtis, kad atsidarė šiandien. Aš su tais masažais amžinai su kažkokiais tai nuotykiais. Tokia moterytė sutarėm, kad jinai man čia darys masažą. Ir dar klausiu, kol tu darysi, sako, aš darysiu. Nu ir aš taip jau veidu atsiguliau. Žinau, kažkas pakrapždėjo, nu ir ateina, kažkas man masažuoja ir jaučiu, kad tokiom atbulom rankom, ta prasme, aš geriau pati masažą darau kitiems žmonėm, negu atseit masažo salone. Atsisuku, kad visai kita mergaitė ir tokia jauna visai. Jinai vėl bando man čia su tokiais paspaudimais kažką, galvoju, ką tu čia man darai. Ir ateina ta, su kuria tariausi ir jinai sako, ar geras masažas, sakau, ne. Sakau, man nepatinka šitas masažas. Masažas, sakau, yra ne tik apie paspaudimą. Tai sako, tai aš padarysiu. Ir jinai pradėjau daryti masažą mano nugaros. Galvoju, jaučias, kad žmogus daręs masažą yra. Tai jinai man užbaigė tą masažą. Labai norėjau masažo, gavau. Bišk paglostymą tokį, nu, tiek jau tos, taip sakant, tiek jau tos. Labas rytas, šį kartą aš ankstyva. Nes mane jau nuo 7:30 pažadino vienos kambariokės žadintuvas, tada 8 kitos, žodžiu, dabar 8:33, visos aš pamiršę žadintuvus susistatė, nežinau. Tai vėl biški darbų pabirėjau, bet kadangi ankstus rytas, 8:30 dabar kažkas tai nu savo ramiai vazarysiu darbelius, per tą laiką sušils oras ir aš keliausiu į kitą salos pusę pasižiūrėti, kas ten gero. Nu, standartiškai, norint pereiti kažkur, tai reikia eiti paplūdimiu vandeniu iki tos vietos, kur yra keliukas. Nu jo, čia visas išlapau, kažkas protingiau padarė, tiesiog tą giliausią dalį praėjo, nu, žodžiu. Jau esu pakeliu į Sunset Beach'ą. Dabar pakeliu sutikau tokią damą, aš žinau, 55+. Aš buvau prieš kelias dienas Lazy Beach, o jinai dabar ten eina, o jinai vakar buvo Sunset Beach'e, o aš dabar einu. Tai žodžiu, mes pasidalinom savo įspūdžiais. Tai dabar gaunas taip, kad sakė, šitą Sunset Beach'e viskas labai gražu, labai faina, bet reikės virvėjam įsikibus, lip kokias 7-8 minutės žemyn. Sako, atgal ilgiau užtrunka, nes sunkiau į viršų. O kitas dalykas, čia yra mano paskutinė poilsinė diena Kambodžoje. Rytoj prasideda mano jau kelionė iš Kambodžos į Vietnamą. Nu jo, čia nelabai suprantu, jie čia bando tiesti kelius, ar čia tiesiog šiaip griauna viską. Tai čia mano takelis link pliažo. Ne, šito kelio reikia eiti. Biškį nugrybavau, turiu grįžti. Va, man pasirodo šitu vat reikia eiti. Ką žinau. Plus 30 kelių. Nu, važiuojam. Matau, kad teisinga linkme einu, netgi čia užrašyta Adventurous. Ir einu ne viena. Yra daugiau einančių tą pačią linkme. Išgręžta vandens. Skidus telėjau. Jau šiek tiek nueitai. Priejau tašką, kur jau matosi kita salos pusė, bet rodyklės sako lysti į brūzgynus. Rodyklė sako, rodyklė žino. Sako, miegantys medžiai.
Nežinau, ar čia medžiai, ar čia taip vadinasi hostelis koks, bet išsiaiškinsim. Per žalumą brendam toliau. Kelias toliau, va taip eina. Jeigu čia tos virvės, kur man ta dama sakė, kad čia įsikibus į virves ir čia šitas virvių įsikibdamas, tai čia nėra ekstremalu. Nagi, vaginagi. O, čia taip visai normaliai. Aš einu ir dar tie akmenai man nesibaigia. Ir dar čia matau, kad aukštis ne visas įveiktas. Čia vabzdžiai gal kažkokie. Aš tikiuosi, tas paplūdimys bus vertas šito viso pasivaikščiojimų po džiunglės per akmenis. Nu ir vėjas didėja, ruošimas lygtai artėja ir netgi taip ženklesnis nusileidimas vėja apačia laukia. Dar biškį leidžiuos. Tai čia faktas, kad į šitą paplūdimį, tarkim, iš to mano pagrindinio Saraken paplūdimo, arba laivu turi atplaukti, arba pėsčiom ateiti. Jau tunelio gale šviesa. Čia toksai birus kelias dabar apačioje liko. Welcome to paradise. O, čia žiūriu. Dar sakė ta vyresnė moterytė, kad čia visai skanus maistas. Tai aš pažiūrėsiu, jeigu bus norėsis, tai galėsiu prisėsti pavalgyti. O dabar ką svarbas paplūdimys. Išlindau iš properšos. Nu ką, vandens spalva graži. Tik paplūdimio zonos matau, kad jeigu truputį pasidegint, tai čia nėra, kad yra vietos. Čia šešėliai daugiau. Buvo, nebent dar kitoj pusėje pabandyti nueit. Va ten nebent. Šiaip toks pustušis ramus paplūdimys, smėlis beje labai panašus kaip Lazy Beach'e, tik šičia dabar gal nuskaidrėjęs vanduo. Šiaip kiti turistai sakė, kad va tenai likti tokių kažkokių plokščių koralų lyg ir yra. Reik toliau paplaukbiški žuvų yra, sakė, matomumas neblogas. Tai aš pasižiūrėsiu, jeigu nuomoja kaukytės snorklinimo, tai aš tada pabandysiu pereiti į vieną pusę. Va, aš nuomojau kaukytę. Čia $2 už valandą, bet jie čia ne tai, pats snorklina ir orai atgal. Ir aš klausiu, sakau, į kurią pusę geriau, ar vieną pusę, šitą pusę akmenys arčiau, sako, abiejose pusėse yra labai panašu. Kadangi man arčiau yra dabar kairė pusė, tai bandau prie jos prieiti. Aš maniau, kad aš pramečiau savo šansą pamatyti naktyje šviečiantį planktoną vandenyje. Ir dabar šitas, kur nuomoja kaukės, sako, mes darom turus vakare. Nežinau, dabar galvoju, ten bus $20. Kai nusileidžia pilnai saulė, 6:30 yra išplaukiama su kajaku. Ir plaukiam pasižiūrėti kuo toliau nuo šviesų. Tada iššokė su snorklinimo kaukę, žodžiu, paplaukauti tame šviečiančiame planktone. Sakė, su kamera be šansų, su telefonu ypač kamera. Be šansų užfiksuoti, sako, dėja, bet sako, šitas malonumas yra tau pačiai, bet nepasidalint. Kad naktį man reikės pareiti su žibintuvėliu, aišku, čia užpultai, čia nieks neužpuls, čia labiau, kad tas, kad statu ir sako, daug žmonių tą daro, nes vakare nori šitą turą pasimti, ateina iš kitų paplūdimių. Tai žodžiu, aš dar pagalvosiu, bet panašu, kad pabandysiu paskutinį, sakant, savo norą Kambodžoj nušauti. Dabar taip sėdžiu ir galvoju, kad aš savo pasidariau tokį sunkesnį variantą su tuo planktonu. Dabar galvoju, kad iš mano hostelio yra popietinis turas su pasnorklinimu šitam pačiam Sunset paplūdimy. Pažvėjojimas, planktonų pastebėjimas ir parplaukimas atgal. Berods kainuoja $18. Tai aš dabar per visus kalnus, per džiunglės atėjau. Čia už $20 tik tais gausiu vakarinį planktoną. Snorklinimo kaukę atskirai už $2 pasiėmiau, tai dar reikės pareiti visą tą gabalą.
Nusprendžiau prisėsti trupučiu užkanduko, tai užsisakiau kažkokį geltonų mangų salotų, tai manga, avokadai, agurkas, kažkas šitokio, naminis pešant kažkoks limonadėlis. Va savo papietaut ramiai, dabar trečia kažkur po 3 truputėlį. Tai biškai pavargau nuo saulės, noris pavėsio, tai va savo čia taip laiką leidžiu, kiti hamakuose guli, kas ką žodžiu. Įsikūriau šiandien tokio foteliuko sofkytės, tai netaip biškai supratau, pirmai tas planktono plaukimas, pasižiūrėti, kaip šviečiantis planktonas atrodo ne 20, o 12 dolerių. Tai dar netai permokėjo gal. Tai aš klausiu, sakau, o iš tikrųjų, ta prasme, man tik tai pasišviečiant su telefono flešu normaliai bus pareit. Sako, daug kas čia būna, ateina, sako, pasiplaukia, apžiūri planktoną ir pareina per kalną atgal. Sako, aš 11 metų gyvenu, pats pavojingiausias gyvūnas, sako, yra žmogus. O toliau, sako, eik atsargiai, virvės yra įsikipti, jeigu ką, tipo, nėra čia tai blogai. Pasitinkau paskutinį saulėlydį Kambodžoje. Nesitikė, kad jau 28 diena Kambodžoje. Labai užskaitau šitą šalį, šitas salas. Ir vat Sunset Beach'e paskutinį kartą palydži saulę. Labai jau gražiai saulė leidžiasi. Plika akimi iš tikrųjų, tai matos net pati saulė, kažkaip per kamerą tai taip gerai nesimato, va iš priartinus gal. Va tai iš realiai, va taip ir plika akim matau. Kažkaip labai keista, nes paprastai nebūna taip gerai matoma. Viskas, saulė nusileido, už 10 minučių einu ten kažkur, palieku visus daiktus, kuprinę, rūbus, avalynę, viską palieku. Pati lieku tik su maudymuku ir viskas mums duos kajaką, kajakai va čia išdėlioti, duos kajaką, liemenę ir snorklinimo kaukę, nes mes kažkurioje vietoje pasnorklinsim tarp to planktono. Dabar laikau va taip sukryžiavus, kad nebūtų per šviesu ir visgi matytųsi tas planktonas, kad būtų, kaip sakant, viso vargo verta, nes ir naktinis pasivaikščiojimas nebus lengvas ir visa kita. Aš jau grįžau. Nu, ta prasme, aš bandysiu, jeigu man pavyks, užmesiu iš interneto nuotrauką, kaip tas planktonas naktį atrodo. Bet čia yra vienas retų reiškinių mūsų planetoje, kai yra planktonas šviečiantis naktį. Realiai su snorklinimo kauke vaizdas toksai, kad žvaigždės yra po vandeniu. Tarsime, čia žodžiai sunku apibūdinti, kaip tas atrodo, tiesiog, nežinau, magiškai, tarsime, judini vandenį ir aš matau savo rankas visiškoje tamsoje po vandeniu, nes maži tokie šviečiantys mikroorganizmai skraidžia aplink mane pajudinus vandenį, tiesiog reikia pajudinti vandenį. Tai žodžiu, pati ekskursija, jinai truko apie gerą valandą, gal truputėlį mažiau. Tai mes, mūsų maža labai grupelį buvom 5 plus instruktorius, aš su instruktorium plaukiau, tai žodžiu, nurklavom daug toliau nuo kranto, kad mums šviesos nemaišytų matyti planktoną ir, žodžiu, iššokam į vandenį, davė mums kaukės užsidėti snorklinimo ir davė laiko. Tai kažkaip aš dar būčiau biškai paplaukius ilgiau, bet visi kiti susirinko anksčiau, tai aš jau labai neužlaikiau visų. Tada aš atgal plaukiant tiesiog įkišau ranką į vandenį ir nuo to, kad ranka duoda pasipriešinimo vandeniui ir tokios šviesios juostelės ėjo, žodžiu. Kažkas wow, ta prasme, jeigu yra galimybė pamatyti gyvenime tokį dalyką, būtina tą padaryti. Nu, aš čia kaip per Bleiro raganą varau, va tai va per takelius. Nu, bet gamtos garsų aš nebijau. Svarbu dabar dėti koją taisyklingai, neskubėt. Ir tai biški po biški ir pareisiu kitų namelių. Svarbiausia, blikstė yra, viskas yra. Čia kažkur lipti viršų reikia. Vasebų filmų bijotojams. Va, kai eini va taip kažkaip tai. Takelis va tiek matosi. Į priekį matos keli metrai piškelį, viskas neblogai. Čia toliau tik tai įsivasukus plaštakis man į kadrą lenda.
Ir viskas, ką vėjas, taip sakant, judina medžių lapus, tai jau labai prisibijantiems, aš manau, kad būtų gana šiurpoka. Man normaliai, savo neskubėdama einu, biškį užkaitus jau, bet okei. Tai va, einu toliau. O čia visokiais miško garsais einu. Tokie gana intensyvūs. Jei ne navigacija, tai čia būtų šakutis. Navigaciją aš turiu offline, nes internetas tai man čia neveikia. Offline neturiu. Tokiem būtent atvejam. Nu, dar gal taip nesu turistavus. Tai dar vienas Kambodžai pliusas. Viskas, parėjau ten, kur žmonių yra ir šviesų yra. Viskas, aš nebetoli hostelio. Tai man, aš nežinau, man čia nuotykis. Naktį vaikščiot, aš turbūt pirmą kartą tai darau, tai man kažkas tokio, wow, tai labai verta viskas čia buvo. Labai reziumuojant Kambodžą, čia turbūt negalėjau dar kažko labiau wow sugalvot paskutiniam vakarui. Kaip sakant, su fejerverkais uždariau Kambodžos kelionę. Esu labai wow, labai tokiai būsenoj geroj ir tai dabar iki pilnos laimės norisi barbekių mėsos, dušo ir ilsėtis. Dar kalbant apie baimės, moterytė, kurią šiandien buvau sutikusi, man sakė, kad oi, tik tais nebūk iki tamsos, ten labai blogai, labai pavojinga grįžinėt. Dar kartą gyvenime įsitikinau. Reikia mažiau klausyti, daugiau daryti. Jeigu kažkas sako, kad kažkaip labai baisu, kažką dėja, bet yra dalykų, kur turi pabandyti ir sužinosi. Tai čia vienas iš tų dalykų. Pabandžiau, sužinojau, nei ten baisu, nei ten pavojinga buvo, nieko ten nebuvo. Čia turbūt vidiniai demonai gali labiau gąsdinti, kad bijai tamsos, bijai krebždesių ir taip toliau, bet nieko iš tikro pavojingų ten nėra. Nu ir mano, taip sakant, svajonė pavalgyti griliuko. Va, pagrillinu man čia ir vištinus, ir kiaulienos, ir jautienos, ir paprašiau bulvyčių dar, nu labai kažkaip norisi biškį angliavandenių po visų ėjimų. Labas rytas, viskas supakuota, bet dabar kažkaip tai sukaus labai ilgai užsikuičiau, liko 20 minučių pavalgyti, tai užsisakiau savo avokadinių tosto su kiaušinuku ir viskas, keliausiu į keltą. Paskutiniai pusrytukai. Kavytė, viskas, dabar reikia skubintis per 10 minučių, gal turiu suvalgyti viską. Kadangi šiandien nebanguota ir paplūdimys didelis, tai mes su šitą priemonę varysim paplūdimiam. Sakė, bus čia labai trumpas kelias, paprastai reikia aplinkui važiuoti, tai išvažiuojam valandą prieš keltą, sakė, dabar pusę valandos prieš keltą užteks. Nu, tai dardam. Oi, čia įdomus tas transportas pas juos. Čia skaitosi trumpesni kelių varom. Taip, dabar tikiuosi uostelėje nebus problemų su kelto bilietu, nes kažkaip šį kartą 12 Go man su tuo voucheriu atsiuntė ten jungtiniai kelioniai su autobusu ir ten neparašyta įmonė, kas plukdina, tai labai tikiuosi, kad nebus problemyčių. Gerai, bilietuką išdavė, problemyčių lyg tai nėra. Dabar svarbiausia turbūt, kad laiku išplauktų keltas ir nepavėluočiau į autobusą, nes čiagi jungtinis reikalas, čia kaip jungtinis skrydį baisu, kad nepavėluoti. Standartiškai vėluoja, aišku, bet su tokiu labai mažučiu čia mes varysime iki Sihanoukvilio. Visi tik subruzdo, vieni čia praleido savo keltą, nes jų niekas nepakvietė, tai aš jaučiau budėjau ant kampo. Viskas atplaukiau Sihanoukvilį. Niekas iš manęs nepasitiko, bet sakė, mano ta autobusų kompanija, aš čia turiu irgi kaip ir į keltą pasidaryti čekiną. Einu dabar jos ieškot, kad spėčiau. Jei, viskas ok, radau savo vietelę, tik man reikia dar, aš kitu važiuosiu reisu 11:30, tai dar beveik valandžiukį palaukti. Eisiu gal kažko šalto atsigerti, žodžiu, viskas ok, visur suspėjau.
viskas, mano kelionė po Kambodžą baigėsi 29 dienos, praėjo, negaliu sakyti, kad praskriejo kaip viena diena, tikrai ne. Labai leidau savo pasimėgauti, tiesiog pabūti čia ir dabar, visuose paplūdimiuose, miškuose, šventyklose ir taip toliau. Tai yra ne mano pirmas video, jeigu šitą video žiūrit kaip pirmą, tai įeikite į mano kanalą Kelionė su Jolita ir peržiūrėkite visus likusius video. Jeigu patiko video, spauskite like, spauskite subscribe, žinosite, kada ateina nauji video iš Vietnamo, nes aš toliau keliauju šiandieną į Vietnamą. Tai ten visos kitos istorijos bus tenai. Jeigu labai patiko mano video, arba tiesiog norite prisidėti prie mano veiklos, palieku aprašyme savo Contribui nuorodą, galite jas spausti ir būti mano kelionių padėjėjais. Tai viskas, sakau ate, pasimatysime Vietname.